Tulžies pūslės operacijų indikacijų yra vos keletą iš tiesų. Dažniausiai tai indikacija operacija yra tulžies pūslės akmenligė. Čia reikėtų paminėti, kad simptominė tulžies pūslės akmenligė, kada yra akmenys pasireiškia kliniškai. Tai reiškia, kad užeina priepuolinio pobūdžio skausmai, pykinimas, kartais lydimas vėmimo. Sekanti indikacija galėtų būti tulžies pūslės polipai. Tai vėlgi labai reta patologija, kada reikia atlikti tulžies pūslės operaciją, bet turint polipus vėlgi reikėtų sunerimti, kadangi dalis polipų, priklausomai nuo jų dydžių, gali būti ir piktybinės kilmės. Pati operacija iš esmės nėra labai sudėtinga, jinai vyksta minimaliai invazyviniu būdu, kada pilvo sienoje atliekama nuo 3 iki 4 1–2 cm pjūvelių ir vyksta laparoskopiniu metodu. Operacija užtrunka iki 1–1,5 valandos. Pooperacinis laikotarpis vėlgi pakankamai gerai toleruojamas pacientų, skausmas nebūna labai išreikštas. Pilnas grįžimas į kasdieninę veiklą po tulžies pūslės operacijų užtrunka apie 1–2 savaites. Normalią fizinę veiklą jau galima vykdyti po 1 mėnesio. Po tulžies pūslės operacijų labai svarbu laikytis mitybos rekomendacijas, kurias teikia gydantis gydytojas. Tas vėlgi užtrunka apie 1 mėnesį, kai reikia ganėtinai griežtai laikytis mitybinių rekomendacijų. Pašalinus tulžies pūslę po 1 mėnesio praktiškai sugrįžta pacientams įprasti mitybiniai įpročiai. Prieš tulžies pūslės operaciją specifinio pasiruošimo nereikia. Užtenka 6–8 valandų to, kad pacientas būtų nevalgęs ir 2–4 valandų, kad būtų negėręs. Sunerimti pacientų reikėtų tada ir planuoti operaciją, kai pacientui kartojasi tulžies pūslės akmenligės priepuoliai. Vėlgi daliai pacientų tas priepuolis būna vienas ir paskui ilgą laiką jisai nesikartoja, bet jau statistiškai vėlesnių laikotarpių priepuoliai yra pakartotini neišvengiami, operacija tampa neišvengiama. Pacientai tulžies pūslės operacijas toleruoja pakankamai gerai. Jie išrašomi tą pačią dieną arba kitą dieną jau ir į namus, kadangi nuskausminamųjų poreikis yra pakankamai mažas.